mes tikrai gerai išnaudojame. Jisai tik tai vakar vakare atvyko ir pirmadienį turi medicininį patikrinimą, taip kad tik tai po to įsigalios kontraktas, taip negalėjom registruoti. Matot, stengiamės žaisti agresyviai prie jų pick and rollų ir kitų situacijų. Ir akcentavom, aišku, Vestą, kad jis yra labai geras, tačiau gavosi tokių situacijų, kuriuose kažkuris vienas žmogus nepadarė žingsnio, kitas dalykas patys matot pagal statistiką beveik 50 metimų prametė, taip kad procentas gynyboje darbas labai geras buvo, bet kuo daugiau prameti, tuo daugiau tų šansų turi atsikovotą kamuolį, taip kad irgi čia irgi yra logiška viskas, bet norėjusi keletui situacijų, ypač jauni žaidėjai, kada yra aikštelė, nesinori taip lengvai duoti tų antrų šansų. Apskritai, kalbant apie tos jaunus žaidėjus, koks šiandien pasirodymas, kaip įvertinti, nes negavo mažai laiko palyginti su tą. Negerai, ateina dabar tikrai toksai ir sunkus tas metas, bus daug kelionių, daug varžybų, daug rungtynių išvykose, daug rungtynių žaisime per trumpą laiką po kelionių, taip kad norisi įsitraukti juos kuo daugiau į žaidimą ir kad būtų naudingesni. Girti jaunimo labai nereikia kol kas. Pirmas, kaip ir kalbėjo, prastas kėlinys ir atrodo, kad gimimas prasidėjo, kai pasirodė trijų aikštėje ir kaip šių amerikiečių pasirodymas ir patenkintos tuo užsiteikimu, nes kartais amerikiečiams trūksta lygiai nusiteikimo Lietuvoje. Ne, mes neturim komandoje šitų problemų su nusiteikimu, nes yra labai paprasta. Jeigu tu esi nenusiteikęs, tai yra tavo problema ir mes treneriai turim viską padaryti, kad tas nusiteikimas būtų pirmiausia. Taip kad stengiamės tikrai ir nuteikti varžybom, ir paruošti kiek galima geriau, ir tikrai jie yra tikrai profesionalai, tiek lietuviai, tiek užsieniečiai. Tikrai aš esu šito viso kolektyvo, šitos komandos darbu, dar kartą pasikartosiu, tikrai labai patenkintas.